Sveiki! Šios video pamokos tema yra Lainės nario naudos. Kaip žinia, yra dvi galimybės šioje kompanijoje. Viena iš galimybių tai yra būti pirkėju. Tuomet jūs renkatės Lainės ir kita galimybė daryti čia verslą. Tai yra kurti pirkėjų tinklą. Na ir žinoma, to pasiekoje uždirbti. Šiuo atveju žmogui yra naudingiau pasirinkti Laiko.net variantą. Bet šiandien mes detaliau pašnekėsime būtent apie Lainės nario naudas, kurių yra 3. Pirmoji nauda tai yra cashback, tai yra momentinė nauda, kuri siekia iki 5% nuo jūsų daromo pirkinio sumos. Antroji nauda tai yra pirkimo taškai. Ir trečioji nauda yra tiesioginės ir netiesioginės draugystės premija. Taigi, atsidarius savo Lainės paskyrą, keliaujame į lojalumo partnerių paiešką ir prie kiekvieno lojalumo partnerio mes matome įvardintą nuolaidos dydį. Kaip pavyzdys, Kristiana suteikia 3% cashback, tai yra šį nuolaidos dydį mes galime persivesti į savo banko sąskaitą, arba juos persivesti į savo Lainės sąskaitą ir tos pinigus naudoti toliau pirkiniam pas lojalumo partnerius. Likusi nuolaidos dalis mums yra išmokama pirkimo taškais. Šiuo atveju tai yra 2,5 pirkimo taško nuo 100 eurų. Bet jeigu jūsų pirkinys bus mažesnis, kaip pavyzdys 10 eurų, tai tiesiog reikėtų skaičiuoti, kad tai yra 2,5% nuo jūsų 10 eurų pirkinio ir atitinkamai tokia suma bus pervesta jūsų pirkimo taškų sąskaitą. Dabar kaip atrodo mūsų apsipirkimo apžvalga? Spaudžiame ant savo nuotraukos arba vietos, kur ta nuotrauka turėtų būti, jeigu jūs nesate įsikėlę, ir atsidarome mano pirkiniai. Čia jūs matote visą savo apsipirkimo istoriją. Na ir kaip pavyzdys, paskutinis pirkinys atliktas kavinėje Havana, 2,5 euro suma. Ir man rašo, kad kaip cashback man yra pervedama 10 euro centų ir dar 10 euro centų man tenka kaip pirkimo taškai. Tai yra todėl, kad šis partneris suteikia 4 plus 4% nuolaidą, tai yra 4% išmokami kaip cashback, kaip grynieji pinigai, ir 4% keliauja į pirkimo taškų sąskaitą. Dabar, kur matyti, kiek mes turime sukaupę pinigų? Atsidarome skiltį mano naudos. Ir čia jūs matote mano išmokėjimai. Kai čia susikaupia 10 eurų suma arba daugiau, antradieniais yra daromas pavedimas. Ir priklausomai nuo to, ar jūs pasirinkote savo banko sąskaitą ar Lainės sąskaitą, ten jums ir yra pervedami pinigai. Jeigu jūs norite pinigus gauti į banką, vėlgi einate ant savo nuotraukos, pasirenkate mano nustatymai ir skiltyje banko duomenis užpildote banko rekvizitus. Tokiu būdu nuolaidas jūs gausite į savo banko sąskaitą. Jeigu jūs pinigų gryninti nenorite, tiesiog atsidarome mano čekių sąskaitą ir ten matysite, koks yra jūsų turimas pinigų likutis. Iš šių pinigų jūs galite prekintis pas Lainės lojalumo partnerius atsiskaitant mobiliuoju čekiu. Lygiai taip pat šios pinigus galima naudoti Maxima dovanų kortelės papildymui ir čekių užsakymui internetu. Kaip žinoti, kiek turite pirkimo taškų? Vėlgi paspaudę ant savo nuotraukos jūs galite matyti pirkimo taškų skaičių. Tai yra šiuo atveju 675 pirkimo taškai. Ir kurgi aš juos galiu panaudoti? Paspaudę pirkimo taškų skiltį, spauskite panaudoti pirkimo taškus. Jūs čia matote pačius įvairiausius lojalumo partnerio specialius pasiūlymus ir būtent už pirkimo taškus jūs galite įsigyti specialią nuolaidą. Kaip šiuo atveju papildoma 20% nuolaida kompiuterių spausdintuvų, kopijoklių remontui,
Čia kaip pavyzdys, visom prekiam suteikiama papildomai 5% nuolaida ir taip toliau ir panašiai. Apie pirkimo taškų panaudojimą yra atskiras video, todėl čia aš per daug nedetalizuosiu, kaip tai daryti. Tiesiog pasižiūrėkite video apie pirkimo taškų panaudojimą. Dabar pakalbėkime apie trečią naudą, tai yra tiesioginės ir netiesioginės draugystės premija. Žinoma, tam, kad ją gauti, visų pirma reikia užregistruoti savo draugą, kaimyną ar šiaip pažįstamą žmogų. Ir kiekvienas iš jūsų užregistruoto žmogaus pirkinys jums suteikia 0,5% draugystės premiją nuo to žmogaus išleistos pinigų sumos. Kiek bus tiesiogiai jūsų rekomenduotų žmonių priklauso žinoma tik nuo jūsų paties. Jų skaičius nėra ribojamas, taigi jeigu jūs esate aktyvus, pats naudojatės Laionės naudomis, suprantate, kaip tai veikia, visą laiką galite paaiškinti žmogui, ką jam reikėtų daryti, kad ir jis jas gautų, tai tiesiog jums nuo to tik tai geriau, jūsų draugystės premija gali per metus jums atnešti visai solidžią pinigų sumą. Na, jeigu jūsų žmonės mokės naudotis būtent Laionės privalumais, ir paaiškinsite jiem, kad ir jie gali turėti draugystės premiją, tai visi jūsų draugų užregistruoti žmonės, kurių, kaip taisyklė, būna daugiau negu jūsų pačių užregistruotų žmonių, jums lygiai taip pat duoda 0,5% draugystės premiją. Taigi ši išmoka veikia per du gylius, tai reiškia nuo visų jūsų tiesiogiai rekomenduotų žmonių ir nuo visų jūsų netiesiogiai rekomenduotų žmonių. Kur galime pamatyti, kaip tai atrodo. Atsidarykite vėlgi savo Laionės paskyrą, užeikite ant savo nuotraukos, spauskite mano naudos ir ten, kur yra draugystės premija, paspauskite informaciją. Čia jūs matote savo tiesiogiai ir netiesiogiai rekomenduotų žmonių atliktus pirkinius. Tiesa, matote tik tai sumą, nematote, ką žmogus pirko ir kur pirko. Ir matote, kiek tai jums davė draugystės premijos. Na, kiekvienas atskiras pirkinys gal ir nėra įspūdinga suma, bet, sakykime, metų eigoje, tai gali būti visai solidi pinigų suma. Tai labiau, kad tai jums nieko nekainuoja, tai reikia pačiam išmanyti, kaip veikia Laionės ir kaip rekomenduoti naudas kitiem juos užregistruojant. Taigi tiek informacijos šiame video, sekite mūsų Facebook tinklalapyje ir iki kitų kartų. Sėkmės.